Labas, Gintarė. Labas. Didelis džiaugsmas tave čia matyti mano studijai. Ką tik mes turėjom audringą fotosesiją. Tai yra dalykinė, profesionalią fotosesiją, kur tu nuotraukas paskui naudosi socialinėje erdvėje, aš taip suprantu. Taip, ne? būtinai. Ir puoši savo profilį, būtent savo atvaizdu, nes tu kuri savo prekinį ženklą, savo asmeninį prekinį ženklą. Bet apie tai mes pasikalbėsim truputėlį vėliau. Ne? Ir kadangi tu esi pas mane studijai, man labai smalsu sužinoti tavo patirtis, kaip tu jautėsi, išbandžiusi milkshake plaukų kaukę. Papasakok man iš karto, kokia tai istorija, gal tu turi kažkokią tai istoriją, kaip tai įvyko ir kaip tu jautėsi pabandžiusi. Šiaip ekologišką produkciją pradėjau tik nuo tavęs, nuo tavo produkto milkshake. Tu niekada nesibandžiusi? Niekada. Wow, ir man niekada neimponavo gyvenime ekologija. Kažkaip man visada būdavo smagu bandyti tai, ką bando visos, bandos jausmas. Noriu bandyti ir aš noriu pažiūrėti, ką tokio gero daro. Ir ekologija, tai, kaip ir minėjau, niekada neimponavo ir tu man atneši dovanų ir viskas prasidėjo nuo tavęs ir aš skubėjau namo pažiūrėti, ką daro tavo kosmetika. Bet tu buvai kažkur girdėjus kažkokių tai nuomonių, atsiliepimų. Taip. Dėl to man ir nebuvo nauja, nes mano kolegė Karina naudojo šitą kosmetiką ir sako, Gintario, reikia pabandyti ir tau. Tai faktas, man dar ir šitas kažkiek tai davė, kad noriu išbandyti. Tai gerai, papasok savo patirtį, tu stovi vonioje, ten prausiesi, kas vyksta tavo gyvenime ir kas vyksta tavo plaukais. Tik padovanoju, važiuoju namo greitai ir galvoju, reikia man šitą visą emociją, kaip aš išbandau, kaip užuodžiu, nufilmuoti. Turiu reelsą. Wow, rimtai? Ačiū tau. Gerai, su malonumu. Tai pasistačiau kamerą, išsiploviau galvą, deduosi, atsidarau tą kaukę, tai pavostau, kvapas. Man labai svarbu kvapas, jis buvo toks subtilus, toks lengvas, neerzinantis. Mane kvapai labai nervina. Tai iš karto dedu ant galvos ir toks geras jausmas, ta kaukė tokia nekreminė, gelinė, konsistencija labai smagi ir netgi taip smagu, kad netgi tarp pirštų braukiu ir net nesušokavus ir slysta plaukai, tai man labai patiko. Tu esi kada nors tokį pojūtį jautusi po kaukės? Ne. Tai yra tau naujiena, ne tik tai, kad tai yra ekologija, bet ir kad ta sveika kosmetika, švarios sudėties kosmetika gali duoti tokį rezultatą, ar ne? Taip, nes atrodo užsidedi kaukės, kurias naudojau anksčiau, reikia iššukuoti, reikia daug vargti, kad jau pavyktų man tarp pirštų praslidinti. Kiek laiko tu ją laikai? Pirmą kartą neturėjau daug laiko, bet knetėjau išbandyti, laikiau neilgai ir man jinai jau atrodo ir suveikė. Laukiu, kada išbandysiu ilgiau. Labai džiaugiuosi, labai gera. Tai ką, lauksiu tavo reelso, lauksiu tavo kito susitikimo, lauksiu tavo kito smalsumo, o kas dar? Nes iš tiesų milkshake'as taip karaliauja pirmose pozicijose ir tikrai labai daugybė moterų, kurios būtent po jos pakeitė savo gyvenimą ir tapo daugiau pasitikinčios savimi, nes plaukai tai yra mūsų moteriškumas, taip, ir ta grožis labai svarbu. Bet yra ir tikrai kitų gerų dalykų, kur, tarkim, moteris išsprendžia riebių šaknų problemas, retina galvos plovimą, pamiršta, kas yra tiesintuvas, būtent po tam tikrų produktų ir įvairių kitų dalykų. Dabar noriu dar pasiteirauti tavęs apie tavo svajones. Gintarė, tu turi svajonių? Aš turiu jų labai daug. Gal jos pradėjo pildytis jau su naujais metais? Po truputį tikiuosi. Tai viena iš svajonių ir yra, kad pasibaigti veido masažo mokymus, apie kurios... Tai irgi apie grožį. Būtent, tai. Kodėl tau svarbu prisiliesti prie moterų ir puoselėti grožį? Negaliu atsakyti, gal tiesiog man labai smagu žiūrėti moteris, kurios myli save, kurios skiria laiko savo. Ir labai noriu ir aš prie to prisidėti. Puiku. Tai labai nuoširdžiai tau linkiu, kad tavo svajonės sparčiu žingsniu pildytųsi, nes iš tiesų, jeigu tu manai, kad gali tik tai tiek, tai tu gali gerokai daugiau. Ir labai linkiu tau nevaržyti savęs, labai linkiu visus save ribojančius įsitikinimus patraukti į šalį, užmiršti, kad tu juos turi ir tiesiog leistis. Tiesiog leistis, išbandyti, nes niekada negali žinoti, o kas iš to. Net jeigu nepasiseks, tai tu turėsi savo gyvenime dar vieną patirtį, dar vieną pliusą ir žinojimą, kad aš tai padariau. Bent jau pabandžiau. Ne? Tai linkiu nepaklysti tame kelyje, nesusidurti su savo vidiniu kritiku, o tiesiog jį priimti, paversti sąjungininku ir... Ačiū tau. Ačiū tau labai. Fainiai. Reikia to? Gerai. Tas pabaiginis toks.